Tokia paskaita, kur link einame. Kalbės mano geras pažįstamas ir draugas Remigijus ir jis toliau viską papasakos pats. Labai diena. Mano vardas Remigijus, atvykau aš iš Jonavos. Dirbu aš su vyrintoju, laisvu laiku užsiimu savišvietą bei skaitau paskaitas įvairiomis moralės temomis. Prieš pradedant savo pasisakymą, aš norėčiau, kad mano dukra Viktorija jums sudainuotų vieną dainą. Tai jos kūrybos daina. Sustingusi viltis lėta, tikėjimas juodam vulve, pamirštas vardas Lietuva, žmogaus širdis giliam skausme, ei pabuskite lietuviai vėl, iškelkite rankas, tegul akys vėl liepsnoja ir dainuoja širdyse. O Lietuva, tu mūsų kraštas, gėlėtos pievos ežerai. Lietuva laisva per amžius, nes čia mūsų gimti namai. Neliko Dievo mumyse ir pagarbos jaunam veide, didvyriai mūsų pamiršti, bet kasgi laukia ateity. Ei pabuskite lietuviai vėl, uždekite žvakes, kad bendra dvasia vienybės skleistų gėrį mumyse. O Lietuva, tu mūsų kraštas, gėlėtos pievos ežerai. Lietuva laisva per amžius, nes čia mūsų gimti namai. O Lietuva, tu mūsų kraštas, gėlėtos pievos ežerai. Lietuva laisva per amžius, nes čia mūsų gimti namai. Nes čia mūsų gimti namai. Norėčiau pradėti savo pasisakymą viena istorinė iliustracija. Maždaug 5 amžiuje po Kristaus dabartinėje Kazachstano teritorijoje formavosi tauta, kuri vadinosi Žužanais. Žužanai, išvertus iš jų kalbos, gaunasi Chano rinktinė. Tai buvo tauta, kurią vienijo ne bendra kalba, ne bendros tradicijos, bet noras gyventi kitų sąskaitą. Ši tauta užpuldinėdavo aplinkui esančias tautas, imdavo jų turtą, o žmonės paimdavo į nelaisvę ir darydavo vergais. Bet su vergais Žužanai turėdavo nuolatos problemų. Vergai prisimindavo, iš kur yra kilę, jie visą laiką norėdavo grįžti į namus ir norėdavo būti laisvi. Galiausiai jie sukildavo prieš savo šeimininkus. Todėl jie visą laiką galvojo, ką padaryti, kad šitie žmonės, būdami vergais, nesuprastų esąs tokie. Ir čia jiems puikiai padėjo vietiniai šamanai, kurie pasiūlė būdą, kaip paversti vergą žmogumi, kuris nesijaustų esąs vergu. Taip jie, kaip taisyklė, paimdavo į nelaisvę 6 jaunuolius, juos nuskusdavo plikai, čia pat papjaudavo kupronogarį
ir iš kupronugario kupros, vidinės kupros odos dalies padarydavo 5-6 kepuraitės, kurios vadindavosi šyrė. Išvertus tai reiškia puvimas. Taigi šitas kepuraitės jiems uždėdavo ant galvos, jaunuolius sukaustydavo medinėse kolose, kad jie negalėtų jo nusijimti ir išveždavo juos į dykumą. Čia juos palikdavo 5-6 dienom. Kaitri saulė kaitindama šią odą pradėdavo ją traukti ir žmogaus galva atsidurdavo geležinėse spąstuose. Kad ką jie patirdavo, galite kiekvienas pabandyti, paėmęs ir suspaudęs savo galvą rankomis ir bent keletą minučių palaikęs. Tai būdavo nežmoniškas ir baisus skausmas. Tačiau baisiausias dalykas vykdavo po 2 dienų. Po 2 dienų žmogaus galvos plaukai pradėdavo augti ir negalėdami praukti pro odinę kepuraitę apsisukdavo ir įaudavo žmogui į kaukolę, o vėliau lyg plieniniai strypai apraizgydavo ir visus žmogaus smegenis. Žmogus verkdavo, žmogus rėkdavo, vemdavo, alkdavo, jam niekas negalėdavo padėti. Iš šių jaunuolių išgyvendavo 2. Baisiausias dalykas tas, kad šie žmonės po šitokios procedūros užmirždavo, kas jie tokie yra. Giminės sužinoja, kad jų jaunuolis, ten vyras, mylimasis, tapo štai tokiu žmogumi, jo nebesistengdavo sugrąžinti į savo giminę, kadangi žinodavo, kad tai žmogus kaliausia. Tokius žmonės vadindavo mankurtais. Mankurtas išvertus reiškia silpnaprotis kirminas. Taigi, jie rado būdą, kaip vergą paversti mankurtu. Mankurtas prarasdavo atmintį, jį domindavo tik tais maistas, jis buvo visiškai priklausomas nuo šeimininko valios, niekada nesipriešindavo ir nebėgdavo. Jis tiksliai vykdydavo visus šeimininko paliepimus, galėdavo ilgai ir nuobodžiai vykdyti patį puikiausią darbą. Taigi, jeigu vergas suprasdavo, kad jis yra vergas, tai mankurtas nesuprasdavo savęs esąs vergu. Šiandien vis dažniau Lietuvoje mes galime išgirsti iš atskirų nelikusių abejingų žmonių tam, kas dedasi šiandien Lietuvoje, kad Lietuvoje šiandien vyksta akivaizdi mūsų tautos mankurtizacija. Tai yra nužmoginimas. Bet iš tiesų, mums šiandien juk niekas kepuraičių nededa ir niekas mūsų nekankina. Taip, kepuraičių mums nieks nededa ir nekankina. Bet tam, kad žmogų paversti nužmogėjusiu mankurtu, tam šiandien galima naudoti kitas priemonės, tai informacinės priemonės. Tai gali būti bet kas skatintų mūsų kūniškumą. Pramoginės laidos, sportas, visokie juokeliai, bet kas neleistų žmogus duoti galimybę susimastyti ties to, kas su juo daroma, kokiu gyvuliu jis po truputėlį virsta. Štai prisiminkime, kad ir visai neseniai Lietuvoje įvykusi įvykį. Mergina išbėga į krepšinio aikštelę, apnuogina krūtinę prieš visą Lietuvą, tuo tarytumai sakydama, kad jai yra nusispjauti į visas moralinės normas nusistovėjusias mūsų šalyje. Ir kaip sureaguoja tai mūsų visuomenė? Mes pasipiktiname? Mes užmėtom ją akmenimis? Ne. Žiniasklaida jos nuotraukas išdėlioja visose savo pirmuose puslapiuose. Iš jos įmama interviu, žavimas jos drąsa. Jai pasiūlome 10 įvairiausių darbo pasiūlymų. Ką tai sako apie mūsų mąstyseną? Ką tai sako apie mūsų moralės suvokimą? Mes tylime. Ir toliau, ir todėl mums po truputį primetamo šiandien yra vis šlykštesnės idėjas bei atgrasus gyvenimo būdas. Mums šiandien teikiama, kad mūsų ramybė, saugumas, džiaugsmas, galiausiai laimė priklauso ne nuo mūsų tarpusavio santykių, priklauso ne nuo mūsų svajonių, ne nuo mūsų galiausiai tikėjimo, bet nuo pinigų kiekio, kurį mes turime. Todėl vis dažniau mes girdime apie tai, kad šiandien svarbiausia susikurti kuo geresnės komfortiškas sąlygas, kad šiandien yra svarbiausias dalykas siekti kuo daugiau pinigų. Galbūt todėl šiandien suicidas, tai yra savižudybės, užima pirmąją vietą pas mus Europoje. Lietuva užima tai. Europos valstybių. Taip šiandien sveikas maistas mums pristatomas kaip beskonis ir šliukštus, o įvairiausi konservuoti, modifikuoti maisto produktai, supakuoti gražiuose pakuotėse pateikiami mums kaip dangiškas nektaras. Valstybinės šventės, kurios turi priminti apie mūsų tradicijas ir apie mūsų istoriją, šiandien praktiškai yra paskelbtos atviromis masinio girtuokliavimo dienomis. Kyšis imtas vadintis nebepapirkinėjimo,
bet dėkingumo išraiška. Paprastas gailestingumas šiandien vaizduojamas kaip vedmainystė, o įvairiausios vedmainiškos labdaringos akcijos liaupsinamos kaip geradarystė. Mokyklose jau nebevartojamas žodis disciplina. Svarbiausia mums iš visų pusių aiškinama yra kalbėti apie vaiko teisės, apie jų pareigas ir atsakomybę niekas nebekalba. O vaikų neįsiauklėjimas, ciniškumas aiškinamas kaip naujos kartos ypatingumas, sako Indigo vaikai, ypatingi vaikai. Šlykščių, necenzūrinių žodžių vartojimas šiandien pristatomas ne kaip kultūros stoka, ne kaip kalbos kurdumas, o kaip charakterio tvirtybė. Paleistuvystę ir ištvirkimą šiandien visaip siekiama pavaizduoti kaip meilę, o santokinius ryšius kaip grandinės, pančius ar istorinę atgyveną. Na ir galiausiai homoseksualizmas. Šiandien vis dažniau mums skelbiama, kad tai yra gyvenimo norma, o greit matyt bus skelbiama, kad tai yra privilegija. Žinote, visi šitie iškrypimai ir vertybių pakeitimas surogatais ateina pas mus iš vakarų, iš Europos parlamento, brukami mums po lygių žmonių teisių priedangą. Jie teigia, kad šitos naujovės padarys mūsų visuomenę tolerantišką ir gražią, kaip štai šitų gražių besiganančių avyčių žaliose pievose tautą. Ši visuomenė, sako, jie bus mylinti, pakanti, draugiška, o tai reiškia laiminga. Bet tikrumoje, kada iš tiesų įsižiūri, kas slypi už visų šių naujovių, suvoki, kad tai padarys mus užbaigtais mankurtais, nužmokėjusiais padarais, kurie neturi jokios moralės, jokių moralės principų, jokių taurių svajonių, vien tik gyvuliškų aistrų tenkinimas ir vergiškas paklusnumas naujai diktatūros formai. Ir visą tai jie pradeda daryti nuo mūsų vaikų. Štai vienoje mes jau skaitome, yra sukurtas vaikų darželis, kuriame mergaitės mokomos peštis, gintis, o berniukai nešioti sijonėlius ir lakuoti nagus. Ir mes manome, kad tai vyksta tik pas juos, o pas mus tokių dalykų nėra. Tačiau štai mes per televiziją matome mūsų žymiuosius teletabius, tuos puikius mielus padarėlius, lyg ir neturinčius lyties ir galinčius kartu vienu metu būti ir mergaitėmis ir berniukais. Kaip matote, nors vardai berniukiški, bet šie berniukai nešioja sijonėlius. Ir tai yra mokomi mūsų vaikai čia pat mums panosime, o mes ieškom kažkokių tai genderlops užslėptų programų. Vėliau, kada mūsų vaikai paaugs ir išmoks skaityti, jiems bus pateikiamas štai tokias knygutės, iš kurių šiandien mokosi jau vaikai Vokietijoje. Kaip matote, čia parašyta, homoseksualizmas tai tik kita meilės forma, o meilė tai geriausias būdas būti laimingu. Štai kitas puslapis iš šitos knygutės. Tėtis ir jo draugas laimingi kartu, o aš laiminga su jais. Vėlgi, mes galvojame, kad tai kalbama tik pas juos, o pas mus tokių idėjų dar nėra. Štai pasižiūrėkite, kas yra parašyta lietuviškoje knygutėje vaikams nuo 11 iki 14 metų klausimai apie meilę. Čia parašyta 60 puslapyje. Homoseksualai tai kada vyras myli kitą vyrą arba moteris kitą moterį. Dviejų asmenų meilė visuomet yra gerbtinas dalykas. Žinote, pedofilai irgi myli vaikus, zoofilai myli gyvūnėlius. Pasakykite, negi mes pasislėpę už šito magiško žodžio meilę galime pateisinti bet kokią niekšybę ir nedorybę? Vėliau, jau mokyklose vaikai per lytinio švietimo pamokas bus mokami, kad jie turi išmokti apsisaugoti nuo nepageidaujamo nėštumo arba nuo nepageidaujamų ligų, nesusilaikymo, nedraugiškais santykiais, nemoralės vertybėmis, bet naudodamiesi kontraceptiką. Šiandien atvirai per įvairius seminarus mokytojams siūloma mokyklose iškabinti išpažintinius stendus su kontraceptinėmis priemonėmis, kad kiekvienas iš šių stendų šaukte šauktų: užsiiminėkite seksu kiek tik tais norite, svarbiausia darykite tai saugiai. Kada bandai pasakyti, kad tai yra amoralumo propaganda, jie sako: ką jūs? Tai yra nuoširdi pagalba jūsų vaikams. Dar visai neseniai mes buvome mokami, kad homoseksualizmas tai iškrypimas ir nenatūralus seksualinis žmogaus polinkis. Bet dabar vis garsiau iš vakarų mums sakoma, kad homoseksualizmas tai natūrali žmogaus meilė, tik kitokia. Taigi, taip mums siekiama primesti gėjų paradus. Kada mes tam prieštaraujame, mums sakoma iš televizijos ekranų: žinote, Lietuva labai nepatraukliai atrodo Europos Sąjungai.
Man keista, kodėl mes į Europą turime eiti per kitą galą. Estijoje, Rusijoje, Berlyne ir daugelį kitų pasaulio sostinių tokie paradai jau praėjo. Žinote, žmogaus seksualinė orientacija išties yra jo asmeninis reikalas, su jo sąžinė ir jo niekas už tai neturėtų nei smerkti, nei persekioti, kol jis nebando to primesti kitiems. Bet tai, ką daro šiandien gėjai per šios paradus, tai yra atviras visuomenės tvirkinimas ir degradacijos propaganda. Pasakykite, ašgi nesidedu stringų, nebėgu gatvę su savo žmona ir nerodau visiems, kaip mes kuo užsiimame tamsiame kambarėlyje. Nes tai yra grynas tvirkinimas. Štai ir visa įvykių virtinė, išleisti įstatymai, kurie jau yra priimti kitose pasaulio šalise ir kas anksčiau ir vėliau ateis pas mus. Manęs prieš pasisakant šitą paskaitą prašė surinkti medžiagą apie tai ir kad aš galėčiau paskaityti. Aš pradėjau rinkti įvairiausius laikraščius iš įvairių žurnalų, laikraščių ir štai ką aš surinkau. Tiesiog noriu jums apibrėžti, parodyti, kas yra šiandien rašoma. Kadangi, žinot, kartais sako, per medžius nebematai miško. Dabar aš noriu jums nupiešti visą mišką. 2006 metais rugpjūčio 30 dieną Kalifornijos gubernatorius Arnold Schwarzenegger pasirašė įstatymą, kurio verčia visas mokyklas be išimčių propaguoti homoseksualinį gyvenimo būdą. Dar kitas įstatymas reikalauja, kad mokyklos vadovėliuose apie homoseksualizmą, bioseksualizmą, transseksualumą ir transvestizmą būtų kalbama tik pozityviai. Po šio įstatymo mokyklose buvo peržiūrimi vadovėliai, knygos. Ar juose nėra kokių nors diskriminuojančių dalykų? Pavyzdžiui, ar nėra aprašoma santuoka tarp vyro ir moters? Arba nėra žodžių, kuriuose pasakojama, kad žmogus gimsta vyru arba moterimi, o ne kažkas tarp jų? Jeigu kas nors pasipriešina šiai vadovėlio atrankai, jis yra apšaukiamas sektantu arba rasistu. 2007 metų spalį jis pasirašė įstatymą leidžiantį mokyklose berniukams naudotis mergaičių, o šioms berniukų tualetais, jei tik šito jie panorės. Galite įsivaizduoti, kaip jaučiasi tenai mergaitės, kurios yra iš normalių šeimų. Kaip jaustųsi jūsų dukra, jeigu eitų į tualetą, o čia pat galėtų bet koks vaikinas į ateiti ir sakyti, o aš noriu čia taip pat atlikti savo reikalus. Kaip jūs jaustumėtės? 2007 metais Kolorado valstijoje, Amerikoje, išleistas įsakymas, kad viešose vietose gali būti tik abiem lytim bendri tualetai. Taigi jūsų žmona nuvažiuos tenai į tualetą, čia pat gali bet koks vyriškis taip pat įeiti. Nežinau, kaip jūs jaučiatės. Aš tai nelabai malonu. Taip pat Kalifornijoje reikalaujama gegužės 22 dieną paskelbti oficialių laisvadienių, atviro ir laisvo gėjo diena. 2007 metais, vasario 16 dieną, Škotijos nacionalinės sveikatos tarnyba išleido įstatymą, kuris skamba: slaugės ir kitos sveikatos priežiūros darbuotojas privalo vengti terminų mama ir tėtis, nes tokie terminai gali įžeisti homoseksualių porų įvaikintus vaikus. Taip pat direktyva draudžia terminus vyras, žmona ir santuoka, nes šie terminai išskiria lesbietės, gėjus ir bioseksualus. Vietoj jų reikia vartoti žodžius artimi kraujo giminaičiai arba partneriai. Anglijoje šiandien jau oficialiai 14 mokykloje vaikai yra mokomi ne tik apie du mylinčius vieną kitą princus, bet ir apie dvi pingvinės, kurios taip pamilo vieną kitą, kad įsivaikino pingviniuką. Kaip matote, keičiami natūralūs gamtos suvokimai. Švedijoje savoka šeima ištrinta iš įstatymų ir pakeista žodžiais namų ūkis. Ispanijoje socialistinė valdžia metrikacijos knygose žodžius tėvas ir motina pakeitė žodžiais gyvybės pradininkas A, gyvybės pradininkas B. 2007 metais kovo 8 dieną San Francisco apeliacinis teismas nustatė, kad darbdaviai gali cenzūruoti terminus natūrali šeima, vedybos ir šeimos vertybės kaip nepakančią kalbą, o mokyklose uždraudė motinos dienos proga gaminti vaikams mamoms atvirukus. Izraelyje ir dar 6 pasaulio sostinėse homoseksualistams, holokausto aukoms pastatyti paminklai. Anglikonų, liuteronų ir kai kurių kitų protestantų bažnyčiose leista pastoriauti gėjams ir netgi tarpusavyje jiems tuoktis. Tas pats vyksta kai kuriuose judaizmo atšakose. Britanijoje 2005 metais sutuokta 15 000 vienalyčių porų. Šiuo metu tuoktis leidžiama 7 pasaulio valstybėse. Norvegijoje pradėta tuoktis nuo 2006 metų. Štai čia jūs matote iš Norvegijos nuotrauką padarytą, kur pastorius Kun Kite Telso tuokia šitas moteris.
Ten, kur leidžiama tuoktis, ten gėjams leidžiama ir įsivaikinti vaikus. O šie savo raštų, kaip suprantate, veda savo vaikus į bendrus darželius, mokyklas ir todėl reikalauja, kad visi vaikai dabar tokiuose mokyklose būtų auklėjami pagal šių tėvelių įgeidžius. Kada tai bus įteisinta Lietuvoje, tada Genderlops programos leidėjai nebeklaus, ar jie gali tai daryti. Tada jie reikalaus nubausti visus tuos, kurie bando tam pasipriešinti, kas šiandien praktiškai vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose. Vokietijoje iš vienos šeimos buvo atimtos tėvystės teisės, nes šie nesutiko leisti savo 15-metės dukros Melisos Busekros į pamokas, kuriuose buvo propaguojamas homoseksualizmas. Štai čia jūs matote reklaminį plakatą Vokietijoje, kuris skelbia ant autobusų stotelių Vokietijoje. Tėti, aš gėjus. Ir apačioj, kad pasakytume tiesą, reikia drąsos. Kitose plakatuose jie rašo, nori būti didvyriu, pasakyk, kad tu homoseksualistas. Štai Anglikonų bažnyčios pastorius Anthony Pridis už tai, kad atsisakė priimti homoseksualistą dirbti jaunimo vadovo, turėjo sumokėti $92 000 baudą ir išklausyti perauklėjimo kursą. Štai čia mes randamės, kiek aš suprantu, religinėse patalpose. Įdomu, kaip sureaguotų pastorius, jeigu šiandien ateitų homoseksualistas ir pasakytų, kad jis nori dirbti su jų vadovu, su jų vaikais. Mes, manau, pasakytume lygiai tą patį, kad mes to netoleruotume, ar ne? Toliau. Švedijoje buvo nubaustas kunigas Ake Green, nes viešai pradėjo cituoti šventąjį raštą apie tai, kad homoseksualizmas yra smerktinas. Anglijoje piniginiam baudom buvo nubausti 4 gaisrininkai, sudrausminę viešose vietose užsiiminėjančių seksų gėjus. Po teismo visiems jiems teko priverstinai išklausyti pakantaus elgesio kursą. Kanadoje gėjai kryptingai eina į vairias krikščioniškas bažnyčias ir elgiasi ten iššaukiančiai pamaldų metu, tam, kad po to galėtų apkalti tikinčiuosius nepakantų ir tolerancijos stoka. Galite įsivaizduoti, vyksta pamaldos, ateina 2 porelė, atsisėda priekį, pradeda glamonėtis. Kaip jūs į tai sureaguotumėte? Be abejo pasipiktintumėte. Pasipiktinote, jūs esate netolerantiški, jūs galima už tai bausti. Los Andžele oficialiai gyvuoja René Gunjono organizacija, kurios devizas seksas prasideda nuo 8 metų, kitaip bus vėlų. Organizacijos tikslas įteisinti seksualinius santykius tarp suaugusių ir vaikų. Olandijoje pedofilų organizacijos vadovas Edveras Bergas pareiškė, kad jie sieks, kad vyriausybė priimtų įstatymą įteisinti seksualinius santykius tarp suaugusių ir vaikų nuo 12 metų. Jie šie patys to pageidautų. Taigi vaikui davėjai saldainukų ir daryk su jo, ką nori. Jie savo šalies spaudoje pareiškė, draudimas vaikams užsiiminėti seksu tik sužadino vaikų domėjimąsi šiais dalykais. Žinote, viskas vyksta palaipsniui. Iš pradžių švietimo pamokos, po to tolerancijos kursas, vėliau gėjų paradai, na ir tada galiausiai pedofilų reikalavimai. Niekas nestovi vietoje. Mes arba morališkai augame, arba morališkai smunkame. Taigi, aš jau paskaičiau, kas vyksta pasaulyje. Galbūt mūsų lietuvių tai neliečia, galbūt mūsų mentalitetas visai kitoks ir mes niekada šito nepriimsime. Žinote, iki 1973 metų jie irgi manė, kad homoseksualizmas yra liga. Bet kaip matote, mes lietuviai po 20 metų šitą paskelbėme. Ir Lietuvoje iki 1993 metų homoseksualistai santykiai buvo draudžiami, dabar jie jau yra nedraudžiami, praėjo 20 metų. Pagal šitą tendenciją mes galime numanyti, kad jei 2000 metais homoseksualistai pareiškia, kad jie yra sveikesni, o visi tie, kas gina tradicinę šeimą, yra ligoniai, mes galime numatyti, kad artimiausių 10 mečių prasidės gydymas ir pas mus Lietuvoje. 2009 metais, sausio 14 dieną, Europos parlamentas ataskaitoje apie žmogaus teises dauguma balsų ragino Europos šalis baudžiamojo kodekso priemonėmis veiksmingiau kovoti su homofobijos apraiškomis. Parlamentas mano, kad diskriminuojančius religinių, socialinių ir politinių lyderių pastabos homoseksualių asmenų atžvilgių kursto neapykantą ir smurtą ir prašo atitinkamus vadovaujančius organus juos pasmerkti. Tuo tarpu, diskriminacinis gėjų eitynių draudimas ir tinkamos apsaugos nesuteikimas jų dalyviams pažeidžia ES pripažintų žmonių teisių apsaugos principus.
Taigi, jei kas nesutinka su Europos parlamento nuomonė, tam šis parlamentas nesiruošia būti nei tolerantišku, nei pakančiu. Jei jūs ir toliau norėsit mamą vadinti mama, o tėtį tėčiu, tai jūs pažeidžia darnios mankurtų visuomenės teises. Ir todėl turite būti vietiniais valstybių įstatymais nutildyti ir jei reikės, tam bus panaudoti visai netolerantiški, kaip matote, būdai. Ir taip elgtis su jumis Lietuvoje, pavyzdžiui, jau yra paruoštas teisinis pagrindas. Štai paklausykite. Lietuvos baudžiamajame kodekse 25 skyriuje nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinei ir laisvei jau yra padėtas pagrindas bausti visus, kurie nesutinka su homoseksualistų primetamu mums mąstysena. Štai kaip skamba 169 straipsnis. Parašyta, kas atliko veiksmus, kuriais siekia žmonių grupiai ar jai priklausančiam asmeniui dėl lygties, seksualinės orientacijos, sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ir kitoje veikloje, arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens laisvės, baudžiamas viešais darbais, arba bauda, arba laisvės atėmimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų. Kitas straipsnis, 170. Tas, kas viešais pareiškimais, žodžiu, raštu, ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonės, tyčiojasi, niekino, skatino neapykantą ir kurstė diskriminuoti žmonių grupę, ar jai priklausantį asmenį dėl lyties seksualinės orientacijos, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Praktiškai po šitos paskaitos man gali uždėti baudą arba mane areštuoti. Pagal šitą įstatymą. Viskas priklausys nuo to, kaip advokatas sugebės įrodyti arba apginti mane. Suprantate, kad šiandien tai jau yra padaryta, šiandien yra jiems pagrindas padėtas, kad tokių paskaitų ir tokių susitikimų niekada nebūtų. Taigi, nors čia nieko nekalbama apie terminą homofobija, bet kaip matome, kovai su homofobija mes jau turime baudžiamajame kodekse teisinį pagrindą. Pagal šį įstatymą Lietuvoje, jau pasak Respublikos žurnalistų, yra iškelta eilė bylų, kuriuose žmonėms teko sumokėti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių baudas. Tai pradžia. Vėliau matyt bus dar smagiau. Išeisite kur nors viešai padainuoti, išėjo tėvelis į mišką lietuvių liaudies dainą. Ir būsite nubaustas, kadangi turite dainuoti. Išėjo gyvybės pradininkas A į mišką, išėjo gyvybės pradininkas B į mišką. O su jais matyti iš mėgintuvėlių ir išėjo visi vaikučiai. Nes taip tada matyt skambės, taip turėsim keisti visas savo dainas ir visas tradicijas. Aš jau nekalbu, ką mes darysime su mūsų mergaičių pavardėmis, kurios labai aiškiai apibrėžia jų šeiminę padėtį. Taigi, kas yra homofobija? Homofobai tai žmonės, kurie turi baimę, kaip teigia homoseksualistai, žmogiškumai. Kaip matote, jei anksčiau piderastija buvo laikoma liga, tai dabar jau jie laikomi sveikais, o mes žmonės ginantis tradicinę šeimą ir nusistovėjusią šeimos vertybės esame laikomi ligoniais. Kodėl? Nes mes protestuojame prieš jų paradus. Mes protestuojame ir priešinamės, kad nebūtų mūsų vaikams sekamos pasakos apie 2 princus. O tai reiškia, kad mes jų bijome. O tai reiškia, kad mes esam homofobai. Tarp kitko, į šį sąrašą taip pat mes galime įtraukti visas krikščioniškas organizacijas, kurie savo tikėjimą stato šventojo rašto pagrindu. Kadangi šventajam rašte ne vienoje vietoje yra parašyta, nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi. Tai yra pasibjaurėtina. Taip pat popiežių Benediktą XVI mes irgi galime drąsiai paskelbti homofobų ir nubausti už neapykantą homoseksualistams. Tarp kitko, mūsų Lietuvos konstitucija Europos parlamentas irgi laiko homofobišką, nes jį gina tradicinę šeimą. Man netgi keista, kodėl šiandien Europos parlamentarai nuo Lietuvos, prabalsavę prieš mūsų šalies konstituciją, vis dar yra mūsų šalies parlamentarais Europoje. Kas man paprastam žmogui gali tai paaiškinti? Kodėl tokia betvarkė vyksta mūsų valstybėje? Kada Rusijoje praėjo pirmieji homoseksualistų paradai, pas juos atsirado štai tokie stendai, tai yra žmonės pradėjo su to kovoti. Ir be abejo, vakarų spauda iš karto paskelbė, kad jie yra fašistai, kad jų nuotaikos yra fašistinės. Šia kas nesuprantat rusiškai, aš išversiu. Parašyta, saugokite vaikus, piderastai šalia. Štai kitas didžiulis plakatas, sankryžoje, parašyta, saugokite šeimą, piderastai atakuoja. Tarp kitko, kada sakau žodį piderastai, mūsų ausyse tai skamba gana įžeidžiančiai.
bet iš tikrųjų tai yra aprašoma liga. Kada mes sakom homoseksualistai, mes praktiškai sakome alternatyvus būdas mylėjimuose. Kada mes sakom pederastai, mes sakom žmogus sergantis tam tikrą ligą. Ukrainoje Europos parlamentas išskyrė 10 000 eurų štai tokiems plakatams, kurie kabėjo Kyjive iki 3 mėnesių. Čia parašyta: tolerancija apkalbama ir duotas internetinis adresas. Štai čia jūs matote nuotrauką žmogaus. Galit pasakyti, tai mergina ar vaikinas. Jūs suprantate, kad jie kalba ne apie toleranciją žydams, negrams ar panašiai. Visa tolerancija pas mus susijęma su vienu: patenkinti, pataikauti homoseksualizmą. Taigi, tolerantiškumas, pakantumas kam? Kitai nuomoniai, ar nuodėmiai, ar nusikaltimui. Jei mes turime būti homoseksualizmo paradams šiandien, tai kodėl turėtume būti nepakantus Lietuvos anonistų maratonai, kai šie sugalvos tokį surengti? Arba gal tada nustokime pažeidinėti teisės ir tų, kurie nori užsiminėti seksu su lavonais? Ar jie blogesni už homoseksualistus? Pasakykite, kur yra ta tolerancijos pakantumo riba? Kadagi pakantumas, pagaliau mes suprasime, jau čia yra peraugęs į nusikaltimą arba į nusikaltimo pateisinimą. Aš manau, nėra skirtumo. Ar žmogus tvirkina vaiką, ar savadauja vyras su vyru, ar paleistuvauja vedęs vyras su svetima moterimi. Tai amoralu ir tai neturėtų būti mūsų visuomenėje propaguojama kaip gyvenimo norma. Nes tai ne norma, tai nuodėmė, tai nusikaltimas ir tai yra nedora. Ir jei mes to nepadarysime, mes tapsime nužmogėjusiais, nebeturinčiais jokių moralės normų, sąžinės principų mankurtais, gyvuliais valdomais tik kūniškų instinktų ir aistrų. Kviečiu, pamastykime apie tai ir pagalvokime, kokį iš tiesų visgi norėtume palikti palikimą ateinančiams kartoms. Ačiū Jums už dėmesį.